2009 spalio 9 diena karinių oro pajėgų lėktuvas Spartans 27J leidžiasi tarptautinėme Vilniaus oro uoste. Įprastai šiuo orlaiviu keliauja mūsų šalies lyderiai ir dar valandas prieš įskraidino mūsų šalies prezidentę Dalią Grybauskaitę. Bet šiandien lėktuvas į tėvynę parskraidina neeilinį keleivį. Henrikas Daktaras pagaliau pargabentas į Lietuvą ir netrukus privalės stoti prieš teismą, kur už itin žiaurius nusikaltimus, įskaitant kelias žmogžudystes, galiausiai bus nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Bet tai tik atomazga dešimtmečius trukusios Kauno daktarų odisėjos, į kurią šiandieną mes ir pasinersime, kad vieną sykį ir visiems laikams išsiaiškintume visus esminius įvykius, nuo žiauriausių nusikaltimų iki netikėčiausių išdavysčių, galiausiai pastūmėjus Henytę sprukti iš Lietuvos. Ne tik žingsnis po žingsnio atseksime jo pėdsakais, nuvedusiais specialiasis pajėgas iki pat Juodosios jūros pakrančių, bet ir išsiaiškinsime Henriko daktaro kritinę klaidą, išdavusią jo buveinės lokaciją ir galiausiai privedusią prie mums jau visiems gerai žinomos baigties. Tai istorija ne tik apie tai, kaip sulaikytas vienas ieškomiausių Europos nusikaltėlių, bet ir kaip subyrėjo visa daktarų imperija. Vestro, sekite YouTube'ės kanalą. Savo karjeros viršūnėje Henrikas daktaras matydavo išties stulbinančias pinigų sumas, leidusias jam džiaugtis to meto eiliniam žmogui nepasiekiamais malonumais. Ar tai būtų vakarietiški automobiliai, ar prabangus rūbai, ar gyvenimas įspūdingame dvare. Kai jau plačiau aptarinėsime tą ekstravagantišką gyvenimo būdą, suprasite, kodėl dažnas lietuvis tais senaisiais nepritekliaus laikais galėdavo tik pavydėti Henytei. Tačiau prieš pasineriant į šią temą derėtų pasidžiaugti, kad šiandien piliečiai jau turi kur kas daugiau galimybių mėgautis gyvenimu. Ir tą progą kviečiu jūs į Vestro Contribui. Kanalo rėmėjai ne tik pirmieji mėgaujasi naujais Vestro vaizdo įrašais, bet ir žiūri juos be jokių reklaminių intarpų. Pasakysiu tiesiai šviesiai, kurti dokumentinio tipo vaizdo įrašus kontroversiškomis temomis kaip teisėsaugos darbas ar kriminalinės istorijos yra ganėtinai sudėtinga. Nenustebinsiu, kad vien įgyvendinti šios projektus trunka tikrai ne vieną valandą, o be to tokios temos neretai per jautrios tiek prekės ženklams, tiek pačiam YouTube'ui. Todėl tenka tokių idėjų paprasčiausiai privengti arba vaizdo įrašus cenzūruoti. Mano kūryba apribojama, o jūs prarandate galimybę pamatyti tai, kas lieka už kadro. Bet Contribui visą tai išsprendžia. Su jūsų pagalba gaunu laisvės kurti daugiau, o jūs pamatote visus cenzūruotus dalykus. Tai yra atrakinate papildomą uždraustai turinį. Norintiems prisidėti, tiesiog skenuokite šį QR kodą arba paspauskite pirmą nuorodą aprašyme. Ačiū jums, o dabar grįžtam prie video. Norint suprasti, kaip atėjo Kauno daktarų imperijos griūtis, mums pirmą reikia nusikelti į dienas, kai šio nusikalstamo susivienimo saulėlydis buvo dar toli. Ir kai 9-ojo dešimtmečio permainų gūsis sukrentančiam skulptūrom į Lietuvą atnešė ne vien naujas viltis, bet ir tikriausią chaosą. Susprogdinti Šiaulių policijos komisariatą šiemet mėginta jau 5. kartą. Legendiniai laukiniai 90-ieji neveltui vadinami laukiniais. Turbulencija prasidėjo nuo pat pradžių, kai palaipsniui įsibėgėjantis ekonominių ryšių nutraukimas su rytų pasauliu panaikino nemažai darbo vietų. Vandenį bijom išnaudoti, paleisti. Kiek mes dar galim kentėti, vargti, prie rusų dar gyvenam, valgėm, dirbom. Darbo buvo ir visko buvo, dabar važiuodavom, pailsiausia dabar. Bet tai tik menka problema, nes kapitalistinis požiūris į ekonomiką atvėrė duris naujoms galimybėms. Užsikūrė prekyba, būrėsi kooperatyvai, privatizacija, investiciniai čekiai ir taip toliau. Susidarė idealios sąlygos versliems žmonėms, kurie mokėjo naudotis susiklošiusią situaciją. Bet tai tikrai nebuvo lengvas iššūkis, nes nuo pamatų kūrėsi ir visa mūsų jauna valstybė. Tai užtikrinti skaidrų bei saugų jos vystymasi buvo beveik neįmanoma dėl resursų stokos. Policija neretai būdavo paprasčiausiai nuperkama arba tiesiog nepajėgi kovoti prieš nusikaltėlius. O prie bendro chaoso prisidėjo grėsmės iš rytų, korupcijos bei kyšininkavimo apraiškos, bankų sisteminės krizės ir apskritai bendras nepasitikėjimas valdžios institucijomis. Mes
susiduriam su melavimu. Tai viską susumavus, atsivėrė labai daug galimybių praturtėti, bet buvo beveik neįmanoma visą tai prižiūrėti. Susidarė tiesiog nuostabi terpė tiems, kurie nebijojo išeiti už įstatymų ar moralės ribų. Ir taip sutapo, kad būtent į šitus chaoso kupinus laikus atgal į tėvynę sugrįžo ne kas kitas kaip Henrikas Daktaras. Pačią nepriklausomybės atgavimo pradžią jam dar teko praleisti, nes tas dienas Henytė leido su keliais bendrininkais įkalinti Sibiro zonoje už vagystės įvykdytas dar sovietmečiu. Bet nieko, viskas dar prieš akis, turbūt pagalvojo Henrikas, nes išties, tokiam kaip jis, sąlygos susiklostė puikiai. Į patį banditų karaliavimo įkarštį Henytė grįžo nepėšęs, ne tik su nemenku kriminalinės patirties bagažu, bet ir su visu už įstatymų ribų nebijančiu išeiti bendraminčių ratu. Matote, daktarų grupuotė pradėjo savo veiklą dar gerokai prieš nepriklausomybės atgavimą, o pats Henrikas jau sovietmečiu buvo viešai pagarsėjęs kaip daktarų grupuotės atstovas. Tai su visa šita patirtimi ir palankia terpė nusikalstamai veiklai, daktarai greitai griebė jauti už ragų. Viena pirmųjų, itin pelningų jų avantiūrų jau laisvoje Lietuvoje buvo spirito kontrabanda. Bendradarbiaudami su įtakingu to meto verslininku Sigitu Čepu, jie pradėjo sukti tikrai rimtą bizniuką. Kai po daugelio metų atskleidė vienas iš tuometinių grupuotės narių, su bendrininkais per savaitę pavykdavo parduoti tarp 15 ir 25 konteinerių spirito, o pelnas siekdavo maždaug nuo 20 iki 100 tūkstančių dolerių. Su tokiu milžinišku pinigų srautu gauja greitai apsiginklavo iki dantų ir pradėjo intensyviai plėsti savo įtakos sferą visoje Lietuvoje. Prasidėjo daktarų viešpatavimo laikai, o gaujos epicentru tapo legendinis restoranas Vilija. Kaip tikrų tikriausi gangsteriai, daktarai pagaliau turėjo savo vietą, kur galėdavo aptarti verslo reikalus, užmėgsti naujas pažintis ir be abejo gerai atšvęsti. Į restoraną rinkdavosi ne tik kriminalinio pasaulio atstovai ar įtakingi verslininkai, tarp etatinių lankytojų galėjai rasti ir aukšto rango teisėsaugos pareigūnų ar net politinių veikėjų, o koncertuoti į Viliją atvykdavo pačios populiariausios tuometinės estrados žvaigždės, įskaitant grupę Rondo, Egidijų Sipavičių ir net Džordaną Butkutę. Tik estrados karalieniai patirtis restorane nebuvo pati geriausia. Po vieno naujametinio pasirodymo Džordžą apsižodžiavo su Henyte ir už savo išsišokimą vėliau buvo nubausta paties Henriko smūgiu. Tačiau Arūnui Valinskui apsilankimas Vilijoje baigėsi kur kas liūdniau. Daktarai šou biznio asą į Viliją pasikvietė, kad šis pravestų tuo metu itin populiarų televizinį žaidimą pavadinimu Taip ir ne. Ir jūsų kolega? Deivis Ganusauskas. Ir nors pats filmavimas dar ėjo pakankamai sklandžiai, po žaidimo viskas pakrypo kitą linkme. Pasakojama, kad po šou Valinskas sumąstė pakibinti vieno iš įtakingiausių grupuotės narių Rimanto Ganusausko pravardę Mongolo žmoną ir už tai, kaip ir Butkutė, prasileido smūgį. Tačiau, jei to dar negana, Arūnui Valinskui ryšiai su Henriku Daktaru ateityje galiausiai kainavo ne vien sveikatą, bet ir Seimo pirmininko mandatą. Bet tai dar nėra pats netikėčiausias tuometinės popkultūros apsireiškimas Vilijoje. Pirma vieta atitenka dienai, kai Mongolas į Viliją kažkaip sugebėjo prisikviesti pasaulinio lygio žvaigždes – legendinę vokiečių grupę Boney M. Tačiau Vilijos restoranas Lietuvos istorijoje įsiamžino tikrai ne dėl linksmybių. Bene labiausiai restoranas pagarsėjo 93 spalio 7-ąją, kai tapo kruviniausių Lietuvos mafijos istorijoje skerdynių vieta. Tądien, kaip pasakojo liudininkai, į restoraną netikėtai įsiveržė 2 tamsaus gymio vyrai ir paleido daugybę kupų į ten laiką leidusius grupuotės narius. Henrikas Daktaras tąsyk kupų išvengė, tačiau grupuotei šis susidūrimas kainavo 5 vyrų gyvybes. Retrospektyviai analizuojant, šis įvykis daktarų imperijos istorijoje yra kritinis taškas, signalizavęs, kad viešpatavimo dienos jau ėjo link pabaigos. Susivienijimas palaipsniui pradėjo byrėti iš vidaus. Dėl įtarimų užsakius smogikus ir kitų vidinių konfliktų prasidėjo seniausių grupuotės narių
korupcijos. Iš pačių įtakingiausių grupuotės narių tada dingo Henytės giminaitis, mano jau minėtas Rimantas Ganusauskas pravardę Mongolas. Dar paminėsiu, kad vėliau itin kraupios baigties sulaukė ir kitas, taip pat mano jau minėtas verslininkas Sigitas Čepas. Nors už šių susidarojimų organizavimą Henytė vėliau ir bus nuteistas kalėti, tais laikais daktarų grupuotė vis dar buvo vieninga ir niekas nesiruošė išduoti vis dar didžiulį autoritetą turinčio grupuotės lyderio. Bet nusiplauti nuo visų nešvarių darbų Henytei nepavyko. 97 metais jis vėl stojo prieš teismą. Vilniaus apygardos teismas Henriką Daktarą, vieną iš Kauno nusikalstamo pasaulio šeimų lyderių, už turto prievartavimą ir poveikį nukentėjusiems nuteisė 7,5 metų laisvės atėmimu, atliekant bausmę griežto režimo kolonijoje. Nors jam tuomet buvo skirta kalėti 7,5 metų, iš kolonijos Henrikas paleistas atlikus tik 3/4 bausmės, bet jo laisvė išliko apribota. Tad savo dienas po 4 teistumo Henytė pagrinde leisdavo dirbdamas mamos Jadvygos restorane. Galiu pasakyti, paprastam darbininkui labai sunku gyventi. Man tai sunku, pas motiną čia parduotuvėje, tai mes čia biškai padarėm remontą, restauravom, ten iš lauko padarėm įvėjimą, taip, maistą užtenka, bet sunku gyventi. O atsiradus daugiau laisvo laiko, daktaras nusprendė šiek tiek pagerinti savo įvaizdį visuomenėje, tad pradėjo aktyviai bendrauti su žurnalistais, rodytis įvairiose laidose bei dalinti interviu. Aš paprastas esu žmogus, kailinis, kai visi, aš nepažįstu, kai jie pažįsta, ar aš pažįstu. Jūs nesate mafiozas? Aišku, net, koks aš mafiozas. Mafiozas yra tas mafiozas, kurio sėdi vyriausybėje. Bet pasitelkti žiniasklaidos pagalbą savo naudai nusprendė ir amžini Henriko priešai. 2003 m. vasarą tuometinis Lietuvos policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius, apie kurį jau šiek tiek kalbėjome Vestro kanalo Faro dokumentikoje, viešai kreipėsi į šalies visuomenę dėl informacijos apie siautėjančias kriminalinės grupuotės suteikimo ir netgi paskelbė savo asmeninio mobiliojo telefono numerį. Netrukus mobilusis pradėjo skambėti ir skambėti. Na, bet teisingumui prisivyti reikia laiko. Daug laiko. Nors tomis dienomis jau sklido šnekos, kad daktarų gauja aprimusi, mat jos pagrindiniai vadovai nuolat stebimi kriminalistų, greitai paaiškėjo kita tiesa. 2005 m. gegužės 6 d. įžūliai apšaudytas automobilyje sėdėjęs vyras ir nors šį išpuolį vyriškis išgyveno, suluošintas liko visam gyvenimui. Kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo anksčiau daktarams priklausęs Gintaras Kučys, geriau atpažįstamas Kapucino pravarde. Šio kraupaus įvykio detalės neilgai trukus ėmė aiškėti. 2005 m. lapkritį Aro pareigūnai šturmavo legendinę daktarų šeimos pilį ir sulaikė gaujos vadeivą. Kapucinas su žmona ryžosi stoti prieš daktarų lyderį teisme ir jų rizikingos pastangos pasiteisino. Visų įtariamųjų kaltė šioje byloje buvo įrodyta ir jie visi ilgiems metams sėdo už grotų. Visi išskyrus Henriką Daktarą. Ir jiems niekaip nepavyko įrodyti, kad pasikėsinimą į Kapucino gyvybę suorganizavo pats Henytė. Tad daktaras liko nubaustas tik už turto prievartavimą ir neteisėtą poveikį liudytojui. Tačiau, nepaisant to, kad sėkmė šio video antiherojai dar kažkiek ir nusišypsojo, pareigūnai jau nujautė, kad pabaiga šalia. Mat jiems informaciją tada dar pradėjo teikti keli daktarą išduoti pasirinkę gaujos veteranai. Na, bet jei nesiseka su bendražygiais, seksis teismuose. Kažkas galbūt pasakė kažkada. Nes 2007 m. birželio 21 dieną tik pusė skirtos bausmės atlikusiam daktarui kelialapį į laisvę įteikė Kauno apygardos teismas. Bet daug džiaugtis nebuvo ko net pačiam Henrikui. Su jau 5 teistumais į visuomenę sugrįžęs nusikaltėlis ne tik buvo nuolat stebimas, bet ir turėjo susitaikyti su skaudžia tiesa. Lietuvos kriminalinį pasaulį tada jau valdė jaunieji Kauno gangsteriai, o kadaise karaliavę daktarai pasiliko šešėlyje ir jų esybė išgaravo nebe reikalo. Žengiant į 2008 metus vienas po kito į teisėsaugos rankas pradėjo kristi Henriko jaunystės draugai. O įtampa dar labiau pakilo kriminalistams viešai paskelbus, kad pagaliau prisikasta prie žiauriausių grupuotės nusikaltimų, įskaitant ir Rimanto Ganusausko Mongolo dingimo aplinkybės. Po tokių naujienų daugelis daktarų grupuotės senbuvių pradėjo tyliai
išsprukti iš Lietuvos. Tačiau, laikui bėgant vienas po kito, jie vis tiek tapo teisėsaugos įkaitais. Visa šita situacija pasiekė aukščiausią įtampos tašką, kai paskutinįjį 2008 metų mėnesį Aro pareigūnai sulaikė vieną pagrindinių daktarų lyderių Vidmantą Gudzinską pravardę Guzas ir tuo pačiu metu šturmavo legendinį Henriko dvarą, tačiau ten Kauno daktarų boso nesurado. Henytė iš savo pilies tyliai pasitraukė dar 2008 metų gruodžio 19-ąją, praėjus vos kelioms dienoms po 51-ojo gimtadienio. O sprukimą pasirodo galėjo iššaukti ne vien nuojautą apie artėjantį sulaikymą, bet ir kartų kaitos mechanizmas. Matote, prieš pat pabėgimą jaunieji Kauno gangsteriai nusprendė dar kartą parodyti seniai, kad ateitis yra dabar. O jų pasirinktas būdas tai padaryti – Henriko legendinės tvirtovės apšaudymas ir granatos įmetimas į kiemą. Pirmoji Henriko daktaro slapstymosi stotelė Panevėžio rajone esantis Šilų miestelis. Henrikas daktaras iš tvirtovės Kaune buvo priverstas persikelti į tikriausią lūšną. Jo paieška oficialiai paskelbta tik 2009 m. vasario 6-ąją. Tačiau už reikšmingos informacijos suteikimą buvo pažadėta sumokėti maždaug 100 000 litų premiją. Tai nenustebinsiu, kad netruko ilgai, jog nusikaltėlio pėdomis sekė pareigūnai identifikuotų Henytės tikslią lokaciją ir to pačią mėnesio gale jau šturmuotų tą sodybą. Tačiau Henriko vėl nerasta. Spėjama, kad pajutęs, jog yra stebimas, jis nedelsiant pakeitė savo slaptavietę ir pradėjo ruoštis kelioniai į užsienį. O pagaliau susiveikus padirbtus tapatybės dokumentus, jis patraukė link Bulgarijos. Tačiau Henytės dar laukia ilgas kelias per Lenkiją, Slovakiją, Vengriją bei Rumuniją. Ilgesnį maršrutą Henytė pasirinko ne veltui. Daugelis šių šalių tada jau priklausė Šengeno zonai, tad tikimybė kirsti sieną be patikros buvo žymiai didesnė. Ir ši strategija pasiteisino. Mūsų bėglys sėkmingai nusigavo iki suplanuotos lokacijos Kranevo. Tai vos 1000 gyventojų turintis kurortinis miestelis prie pat Juodosios jūros. Henrikas ten apsigyveno kelių aukštų vasarnamyje, kuris priklausė jaunystės draugo kolegai. Bet kaip jau visi žinome, jo viešnagė nebuvo labai ilga. O to priežastis – Europos arešto orderis. Henrikas buvo įtrauktas į Interpolo ieškomiausių nusikaltėlių sąrašus. Po pasekoje prasidėjo intensyvi tarptautinė jo sekimo operacija. Kai buvo rašoma žiniasklaidoje, prie operacijos prisidėjo ir Jungtinės karalystės, Norvegijos, Ispanijos bei Europolo pareigūnai. Ir nors pajėgos buvo tikrai stiprios, pavargti tikrai reikėjo, nes bėglys pasirodo buvo itin gerai įvaldęs antikontržvalgybinės priemonės. Tačiau galiausiai Henriką pražudė labai paprasta, bet vis tiek kritinė klaida – ryšių su giminaičiais nenutraukimas. Nors pirmosiomis slapstymosi savaitėmis bėglys dar vengdavo kontakto su šeima, pamažu jo apdairumą nugalėjo šeimos ilgesys. Teigiama, kad specialiasias tarnybos iki Bulgarijos atvedė netikėtą žvalgybos priemonę. Buvo išanalizuoti žmonos Ramutės susirašinėjimai su Henriku per legendinį Skype'ą. Na, bet tai tik dalis dėlionės. Atsekti mafijos boso koordinates padėjo ir tai, kad giminaičiai nekartą važiavo pas jį į svečius. 2 kartų aplankė žmona su vaikais, o sūnus Enrikas atkeliaudavo dar dažniau. Nors ir suradus Henriką, kriminalistai ketino stebėti jį dar ilgiau, jog pavyktų išsiaiškinti visus Henriko ryšius, tačiau kantrybė galiausiai įveikė baimę. Pareigūnai nebenorėjo rizikuoti dar vienu pabėgimu, tad 2009 m. rugsėjo 4 dieną nuspręsta nieko nebelaukti. Tądien iš paskos sekusius pareigūnus pas Henriką atvedė budrumą praradęs jo paties sūnus. Henytė su sūnumi ir keliais kitais asmenimis nuvyko į netoliese įsikūrusi restoraną. Įsipylėm to samagono, taip po stikliuką padarėm, žinai, to vieno šašlyko užsisakėm, žinai, tos holas, jūra gražiai matosi, žinai, sėdim, tokia gerą nuotrauką nus aplankė, žinai, čia galvoju, fainai, atsipalaiduosim. Atsisuku, žiūriu, 4 nindzės eina,